Sveiki. Ir kaip jūs manot, aš išeinu per vartus. Vartuose yra varteliai. O kodėl jie čia taip įrengti buvo? Kadangi nenorėjom susiaurinti įvažiavimo. Įvažiavimas čia yra sudėtingas. Įkalnė ir posūkis. Ir norisi iš šitos pozicijos iš karto įvažiuoti ir į garažą. Ir daugiau mašinų pasistatyti. Taigi klientas norėjo, kad kuo platesnis jisai būtų. Tai mes išdėliojom taip, kad būtų platesnis. Taip pat idėja įrengti vartelius vartuose nėra nauja, bet ne visada tiek daug tokių vartų turim parodyti, tai parodysim iš tikrųjų, kaip jie realiai atrodo. Taigi, kas čia padaryta, tai matom šitose vietose, kadangi nėra viršutinės štangos, yra šiek tiek sutvirtinta, čia privirinti kampai, čia taip pat kampas privirintas ir dabar jau tas koliukas ganėtinai tvirtas. Varteliai, matom, labai gražiai įsilieja į tos vartus, vizualiai čia praktiškai nieks nesimaišo ir gražiai atrodo. Dar šalia mes turim konsolę. Konsolė, matom, su išpjaustytu adresu, kurį galima apšviesti labiau arba mažiau, yra dimeris, taigi apšvieta yra reguliuojama, čia pašto dėžutė. Ir ne visada konsoliai būna apšvietimas apačioje, bet čia matom yra. Tai vat, jau naktį atėjus jau bus apšviesta aplinkui čia po kojom, jau neužsikabinsit kažkur tai ir nepargriūsit. Tai va, tai toks tas gražus objektas. Tai vat, varteliai vartuose kartais yra sprendimas. Tai jeigu pas jūs panaši situacija, tai drąsiai klauskit, gal ir pas jūs padarysime taip pat viską funkcionaliai ir gražiai. Iki.